ačiū tau už tavo meilę. Paskui, bet aš jaučiu abejingų. Nežinau, ne vienos. Šalta tavo veido ramų. Tu matai, buvo išvaręs tuo metu. Kai čia buvo topas. Tu palinkėk man gero vėjo, tu palinkėk. Nu, tu kaip kaunietis turėtum biškį žinoti, čia jau Kauno yra pasididžiavimas. Nu, gal vieną kokią, žinau. Kas to svarbiausia moteryje? Akys, Svarbiausia? dantis, krūtis. Piniginės storis. Man tik babkis įdomu. Jo? Aišku. Man tai gal krūtis. Sveiki, pradedam šitą laidelą. Atsiprašau jau basketniuose, tai atsiprašau ir čia už balsą. Šeštadienį vis dėlto buvo reikalų. Šeštadienį mes turėjom Irmos Jurgelevičiūtės ir Dinamikos koncertą Kaune. Turiu pasakyti, kad tai buvo geriausias koncertas, kokiame esu buvęs gyvenime. Kažkas nuostabaus. Sugrįžo po 30 metų. Dinamikos koncertas tau patiko? Čia mano vaikystės grupė, vaikystės atlikėja. 50 keli metai, sako, moters amžiaus negali skaičiuoti, bet tyliai taip. Bet atrodo tobulai ir padarė iš tikrųjų afigenai. Nu, pakaifavau. Ja. Nu, aš dabar galvoju, kad jau bet kas gali koncertuoti. Dinamika, tu išprotėjai, tu negali sakyti, kad dinamika yra bet kas. Kokia dinamikos daina? Oi, dinamikos yra daug dainų. Ačiū tau už tavo meilę. Paskui, bet aš jaučiu abejingų. Nežinau, ne vienos. Šalta tavo veido ramų. Tu matai, buvo išvaręs tuo metu. Kai čia buvo topas. Tu palinkėk man gero vėjo, tu palinkėk. Nu, tu kaip kaunietis turėtum biškį žinoti, čia jau Kauno yra pasididžiavimas. Nu, gal vieną kokią, žinau. Tai va, o Kašės šiaip irgi buvo įspūdingos praeitą savaitę, reikia pripažinti. Ir LKL mes turėjom tokių netikėtų reikalų. Jonava nukala Vulfs, ateina savaitgalis, Vulfsai nuvažiuoja per Lietkabelį 40 taškų. Rytas gauna nuo Neptūno, dar šiandien pasižiūrėjau tą įrašą, nu gėda, tai pradėti rungtynės, pats ir Žibėnas sako, kad lūzerių mentalitetas. Eurolygoje Žalgiris gauna. Ką beje, šiaip aš prognozavau. Ta vienintelė gėda. Bet žinai, kas yra, seniai? Kol tu nardai Žalgiriui, aš pataikau. 3 savaitę iš eilės aš prognozuoju Žalgirio pralaimėjimą ir visus 3 kartus. Ha! Aš dabar prognozuoju Žalgirį 2 pergalės iš eilės. Jo? Jo. Be Šmito? Be Šmito. Seniai, no way. No way? Man įdomu, ką Tordikė Šengelėje darys su Brady Maniku. Ar tai bus labai žiauru, ar tai bus, na, truputį nepadoru. Aš tai galvoju, kad kažkas tarp visiško reipinimo ir šiek tiek pasigailėjimo minimalaus. Aš tai nematau, tai aš galvoju, daug žais mažų 5, Stiekūlė turbūt į 4 stums daug. Ir kažkaip tikiu, kad Žalgiris atsigaus, jei žinai, tas žalias kraujas, tai žalias kraujas iki galo. Man patinka kaip... Kai ir blogai aš kartu su Žalgiriu. Šaunuolis, man patinka, kaip Rolandas Jarutis, žinai, mėgsta sakyti, na, galvoju, kad šią savaitę pralaimės, bet tikrai linkiu pergalės. Taip, lemma, nu, tu jau pasakėjai, kad galvoji. Ne, aš tikrai, na, labai norėčiau, kad laimėtų, bet, na, tikriausiai pralaimės. Sakau, kad pralaimės. Bet tikrai labai linkiu pergalės. O, nesikeik čia prie to stalo. Nemėgstu. Ai, taigi Jaručio nesi didelis fanas. Ką mes praeitą savaitę? Nu tai jau minėjau, Žalgirį tu prognozavai laimėjimą, aš pralaimėjimą, tai čia man viskas ok, bet šiaip tai turėjau prastą savaitę. Šiaip prastą sezoną turėjai. Šiaip turiu sezoną, ne kažką. Minus 417 brangų žiūrovė šiuo metu šitas pasipūtelis pirmauja ir greičiausiai, kad man nebebus paprasta laimėti. Nu, bet viltis... Kas šitą tokią maikę padarė? Viltis gyva. Čia? Tėtis. Tai matau, kad tėtis, bet... Dovanoja mano žmona. Aha. Ten labai daug tėčių. Čia yra, žinai, kino, čia tarp kitko yra, aš nenoriu reklamuoti, nes jis nesumokėjo tas žmogus už reklamą, bet čia yra toksai Simonas Urbanas, kuris yra pagarsėjęs kaip tėčių tėtis ir jisai turi savo rūbų liniją, man atrodo, kažką. Tai va čia tokį.
Tai va, tai grįžtant prie praeitos savaitės. Žalgiris, nu gerai, gal nuo Žalgirio pradedam. Žalgiris pelno 58 taškus. Žalgiris gauna šiam 4-5-8. Nežiūrėjau labai atidžiai tų rungtynių, bet tu žinau, kad jis analizavai. O ką veikėjai? Tai pasidalink. Ką veikėjai? Pasidalink. Pasakai, papasakok, ką veikia iš tai studijų 5 vakarą. Tai čia ne tas vakaras. Ne tas, kada čia? Ai, jo, tas. Tas, šeštąjį koncertą buvai, tai... Ne, tai šeštadienį aš buvau koncerte. Tai 5 buvai čia. O 5 aš turėjau renginį Vilniuje. Ir kadangi mes turim šito ofisiuką, tai aš nebeinu į viešbutį jokį. Nes turim čia lovą viršų ir aš čia tiesiog sugalvojau nakvot. Ir prieš miegą galvoju dar parašysiu porai bičiulių, žinai. Nu tai va, tai taip. Svarbu, bičių. Liu. Taip. Kada baigis? Oi, gal 8:30 mes jau taip ryšom. 8:30? Vakaro, taip. Prieš panoramą ir ėjo mėgot. Nu. Gerai, tai kaip tau paliko įspūdį tai, kai Bayernas įsprendė Žalgirio reikalus? Nu, kaip čia pasakyti dabar gražiai, tai turbūt puolimas atrodė blogiau nei Kazio laikais, kai galvojom, kad viskas jau per kiek daug opcijų žaidžia ir kaip atidarė daug pasirinkimų, tai Bayernas viską uždarė. Nieko nebuvo, gimdymas, klaidos, nepataikyti metimai, jokios minties, nesigavo, niekas nesilipdė. Manau, ten tie porą pataikytų tritaškių ant galo kažką parodytų, tai ten, žinai, ne. Jau nebuvo esmė, tų varžybų laimėti negalėjo. Tai tokios vienos iš blogesnių čia prie Trinkėrio. Matai, ta pertrauka rinktinių ganėtinai numušė jam viską. Nu, bet jau buvo laiko sugrįžti, žinai, va, tu tam praeitą savaitę kalbėjai, kad čia jam daug šitos rungtynės reikš ir tralelė. Tai ir kalbėjau. Kaip ir sakiau, jisaigi nežaidžia. Bet jiem dar daugiau reiškia. O, tai va. Ir kitas dalykas, nu, aš tai galvoju vis tiek, kad Trinkėris yra geras treneris, viskas tvarkoja, niekas nebejoja, niekas jo nežemina, ne? Baigtų šnetu, senį. Čia tavo darbas. Žalgiriai droštelį, tavo darbas. Ta darai jau 3 savaitės. Ir giliai. Visą sezoną girdėjau. Tai va, bet aš kadangi Italo Diko niekada nelaikiau savo rankose ir gana labai aiškiai pasisakydavau, kad Kazys yra nepelnytai drožiamas ir kad ateis laikas kaip tokie kaip tu, pradės garsiau sakyti, per stipriai buvo iškeltas Trinkierį Kazio sąskaita. Nesakau, kad Žalgiris nežaidė geriau prie Trinkierį. Taip, emocinis faktorius, taktinių įdomių dalykų atsirado, apie Meneką kalbėjom, kad jisai tapo geresnių žaidėjų prie Trinkierį. Rezultatai, aišku, buvo geresni. Bet iš esmės geras Trinkierį atėjimas leido visiems kalbėti, koks Kazys buvo gaidys. Ir kaip čia vat, labai atėjo. O kas čia kalbėjau, aš tai nekalbėjau. Pasiskaityk komentarus. Ir šiandien dienai mes turim tą pačią situaciją, kai Žalgiris sužaidžia, kaip ir tu sakai, tokias pačias rungtynės ir turi 0-3 atkarpą prie Trinkierį, kai buvo prie Kazio. Ir aš tada noriu pasakyti dar kartą tą legendinę frazę. Nešventieji puodus lipdo. Labai lengva yra užlipti ant Trinkierį ir joti ir sakyti, va čia, va pažiūrėkit koks treneris. Bet sudėtis tai ta pati, emocijos prasigaravo, rezultatas toks pat kaip prie Kazio. Ne, aš visada sakiau, kad šitas net dabar taip ir yra, kaip pakeitė tas treneris ir viską, tai pusę sezono tu nieko labai negali vertinti. Netyčia užbombintų LKL, tada jau būtų, manau, sudėtingesnis dalykas, bet ne, aš ta prasme negalvojau, kad Kazys blogas ar jam nesigauti. Kazys jau buvo pasmerktas vienu metu ir jau buvo viskas aišku, nes girdi, kai tau iš visų pusių kalba, kad tu esi jau atleistas ir esi atleidžiamas ir ant komandos tas matosi ir ant pačio galo esi atleistas, bet priimtas atgal į darbą. Taip pat supranti, kokie ten buvo. Trinkėrio, aišku, tas atėjimas viską užgaudė, pagavo gerą bangą ir, kol kas išsigaravo, bet čia matom, ne vienam taip treneriui atsitiko perimas komandos. Aš dabar tą patį LKL paėmu, žinai.
kuri komanda, net LKL, kas pakeitė trenerius, kas iš karto neužperformino. Lietkabelis atėjo Čianakas, iš karto užperformino, Mažeikiai, fucking Mažeikiai, pakeitė Vasilievas, kur į jį net žiūrėti sunku, kiek jis yra necharizmatiškas, bet rezultatas iš karto pagerėjo. Neptūnas atėjo Vovaras 3-0 dabar, pasaka. Šiauliai, Žydrūnas Urbonas, Coach of the Year, atėjo irgi viską laimė, žinai. Nu, dabar bet jau nebelaimė. Ir po biškį vis tiek ateina realybė. Lygiai taip pat pasiėmė Eurolygą ir eini per tas komandas, kas keitė trenerius, kažkurį laiką efektas buvo. Zviesdai nebuvo, man atrodo. Zviesdai nebuvo, tai vienintelis toks su Svairopulu, žinai, pavyzdys. Tai va, o šiaip tai dėl Žalgirio, 2 savaitę, tuoj pereisim, keletą rungtynių išsirinkom iš pirmo šios savaitės turo, keletą rungtynių iš antro turo, apie kurias aptarsim, savo rezultatus visus surašėm, tai juos ekrane parodysim. Bet dar šiek tiek apie praeitą savaitę šnekant, kokių anomalijų buvo. Fantastiškas Olimpijakos ir Panathinaikoso derbis. Šitas rungtynės spėjau pasižiūrėti. Mega grajus ir tokios vienos iš tų rungtynių, kur gynyba, nors ir grįstas mačas, bet žiūrėti labai gražu. Kitos rungtynės, kurių nemačiau, bet rezultatas tiesiog yra neįtikėtinas. Feneris, Valencija sutraiško 118-88. Tai čia mano buvo vienas iš pabandymų pakvailioti ir aš daviau Valencijai pergalę. Šaras NBA temas atsukęs Turkijai. Tai tiesiog kažkas neįtikėtino. Makabis realiai išsigelbėjo prieš Zvezdą praeitą savaitę, nes Zvezda tvirtai kontroliavo rungtynės, bet kažkaip antroji pusėje Makabi nusinešė juos ir Zvezda vėl priminė, kodėl jie velkasi neatkrintamųjų ribose šį sezoną. Nu ir toliau turbūt iš tokių įdomesnių rezultatų, aišku, Vilerbanas. Vilerbanas pasiėmė Anadolų, tai to neprognozavai nei tu, nei aš. Ir Anadolų dar kartą parodo, kad apie atkrintamasias nėra ką kalbėti. Jie žaidžia vienas svarbiausių savo rungtynių. Jie vis dar gali pasikapoti dėl play-ino ir jie gauna nuo Vilerbanos vėl. Tai su Efesu manau, kad viskas aišku. Jo, Efesas, matai, irgi ten per vėlai atsibudo. Tai nenormaliai gavinėjo, man atrodo, 4 kėlinį normalų turėjo, bet per mažai buvo. Jo, nu gerai, imam šią savaitę. Tai tokias kelias apkalbam įdomesnės šito antradienio, šito turo rungtynės. Anadolų Efes su Pirėjo Olimpijakos. Ir aš kažkaip čia net nelabai turiu kito varianto. Aš tik Olimpijakose, nepaisant to, kad išvykoj. Bet Oli pasiėmė Panathinaikos, Oli dabar apskritai atrodo kaip geriausia Eurolygos komanda, bent jau šiuo metu. Aš irgi čia turiu Olimpijakos. Pas mane 8-2-7-8. Pas mane 84-76. Jau kažką taisysi, jo? Ne, čia biškai tik tai pakeisim rezultatą. Nekeisiu, tik taškų. Okay. Toliau iš tokių įdomesnių šią savaitę Štarke vyksta rungtynės ir labai svarbios rungtynės abiem komandom. Belgrado Partizanas namuose priima Baskoniją. Baskonija vėliau atvažiuos ir į Kauną, bet antradienį laukia. Iš vis Baskonija gera savaitėlė. Antradienį vienoje karščiausių salių pasaulyje, gal ir karščiausiai Štarke. Ir ketvirtadienį antroji pagal garsumą salėje Europoje. Pala, prieš ką čia žaidė dabar savaitgalį, mačiau tas vėl 10 tritaškų įmetė, ne? Kiek jis įmetė? Kas, Howardas? Ne, mažiau gal, nei 10. Howardas? Ja. Nežiau. Ispanija. Ispanija? Ja, prieš kažką čia. Tai va, čia bus įdomu. Štarkė šiaip Partizanas gerai varo, retai gauna. Aš turiu jam 2 pralaimėjimus. Baskonijai? Baskonijai turiu 2 pralaimėjimus. Aš vien dėl Štarko faktorių. Žaistų išvykoj būtų kitai, bet Štarkė ten... Nors Bayernas pasiėmė visai neseniai Partizaną, bet tai labai retai išimtis. 90-82, bet nebus Zeko lydėjai. Gali šiek tiek keisti situaciją. Monekiai iš karto lengviau gyventi. Ir Sedekerskiui. Girdėjai, kas nutiko lydėjai? Jo, tėvas mirė. Jo, tai išvažiavo Jungtinės Amerikos valstijas ir Partizanas, abi, ko gero, rungtynės bus be lydėjai. Tai visai lošiantis faktorius yra, žinai. Bet aš rizikuoju vien dėl Štarko. Aš irgi, aš 86-80. Nu. Pas mane 90-82. Nu, Želko išspaus iš jų. Nu ir klausyk, žiauriai įdomios rungtynės. Šarūnas Jasikevičius Stambulė priima savo mylimiausią komandą, ant kurios paskutiniu metu jau pradėjo ir atvirai kalbėti, kad santykiai pašlyja gerokai ir kad ta sena meilė surūdijus. Barcelona atvažiuoja, buvus Šaro komanda.
į Stambulą sužais rungtynių. Jeigu, kaip sakai, Trinkieris turėjo daug motivacijos prieš Bayerną praeitą savaitę, tai Šaras šią savaitę prieš Barceloną tos motivacijos turbūt 10 kartų daugiau turės. Bet tai vėlgi, ne jisai lošia. Aš imu Fenerio pergalę 86-74. Aš turiu Fenerio irgi pergalę 85-79. Barsas gera gynyba, bet dabar gal čia per Feneris kas su savo puolimu išdarinėja. Bet jei nepakristų Fenerio, įdomu tada, kaip būtų. Jo, nu ir ką, kol kas viskas sutampa. Dar vienas įdomesnis bus ir spėju, kad čia pas mus gali nesutapti. Valencija namuose priima Bayerną. Aš Valenciją matau, tu Bayerną pasiėmė. Aš čia pasiėmiau Bayerną, Valencija be Brendono Deiviso. Ibaka yra Ibaka, Bukeris yra Bukeris. Jėgos ten Hebra turi normaliai. Bet Brendono jiem Bayernas labai reikėtų. yra. Bayernas išvykose, man atrodo, taip labai ne kažką. Bet ta pati komanda, kuri už Štarkę pasiėmė Partizaną. Nors aišku, kad procentaliai tai... Tai aš 85-75 Valencija. Bayerno išvykos yra 4-11 šį sezoną. 4 pergalės, 11 pralaimėjimų. Tai tu paėmė Valenciją. Valenciją paėmiau, ja. Aš paėmiau Bayerną, 84-80. Ir pabaigai pasiliekam šitam turė Kauno Žalgiris Bolonijos Virtus. Nugi mano mielas bičiuli, pranešk naujienas, kiek tugi duodi tam savo Žalgiriukui laimėti? 3 taškais. 80-70. Aš niekaip negaliu bankę paimti čia pergalės. Bet tai palauk, tu nebuvai su juo priešas kažkoks ypatingas? Aš nesu, nebuvau, aš joks prie, bet aš, kaip aš galiu eiti prieš savo miestų komandą ir imti bankę, kuris žmogus dar atidaužė mus vasarą. Pasityčia. Bet mes jo komandą, jau bankio komandą atidaužėm Bolonijoje, tai kaip ir viskas. Atidaužėm gal būtų netinkama žodis. Lyginant su tuo, ką jisai su mumis padarė, tai mes jam tik tai paglostėm kaktą. Tam kontekste buvo ta, nežinau, sėkmė labai didelė, kad Žalgiris. Tai aš vis tiek paimsiu. Manau, čia Žalgiris laimės. Jeigu būtų Rolandas Šmitas, aš imčiau Žalgirio pergalę drąsiai, bet Rolando nebus. Ir Žalgiris nereikia, Rolandas, čia bus Maneko gyvenimo varžybos. Na? Sakau. Jisai girtas yra? Pamatysiu. Okay. Jokių šansų neturi Kauno Žalgiris, 84-76 Bolonijos Virtusui reikia laimėti šitas rungtynės. Žalgirio dienos Eurolygoje dėja, bet suskaičiuotos. Dėl nieko Žalgiris nebekovoja. Ir labai gaila, bet nematau... Dar kovoja, man atrodo, ne? Tai visi gavo ten, ar ne? Žalgiris turi tokį šansą laimėti visas likusias rungtynės ir tikėtis, kad kažkuri iš komandų dabar patenkančių į atkrintamąsias bankrutuos kaip gargždai. Tada man atrodo, kad... Ne, nu taip yra. Deja taip yra. Nors man, žinok, Trinkierį retorika biškai nepatinka paskutiniu metu. Jisai girdėjo, kaip leptelėjo po Grajaus su Bayernu. Sako, prie manęs 6-6. Nu, paskui aš einu į karą su degtukais ar su dantų krapštukais. Nu, senelė. Ne, bet aš sakiau, kad tai prasidės kažkada. Nu, tai ne, tai ir aš sakiau. Kas to atsakomybę prisijams? Nu, tai čia normalu. Bet tu tai tuos krapštukus pasiėmei, atėjai čia, sakai, Marsas, Venera, Saturnas. Ir tu kaip ir sutikai, kad su šitais krapštukais eisi į tą karą. O dabar sakai, aš einu į karą su dantų krapštukais. Hey, coach. Ar tikrai taip jau visai čia viskas gerai? Nu, jei tai pasakė, tai žaidėjai turėtų. Domisi jūs mūsų. Tai va, ir čia dar viena priežastis, kodėl aš galvoju, kad tas emocinis pakilimas su Andrėja atėjęs. Dabar jisai turės down momentą. Ir dar be Šmito. Nenori pakeisti rezultatą? Ne, pasiliksiu šitą. Gerai. Ketvirtadienį prasidės 31 Eurolygos turas. Blemba, kaip laikas greitai eina. Liko tik tai 5 iš viso. Ir pasiliekam vėl Žalgirį Baskoniją pabaigai. Paimam Partizaną Realą. Šiaip turbūt mes abudu už Realą ir čia viskas aišku, ne? Aš čia paėmiau Partizaną pergalę. Aš žinau, kad tu turi kiaušus. Plius matosi. Bet aš ne. Aš imu Realą, nes nu, jiems norisi dabar turbūt labiau negu Partizaną. Komentarai ne. Man tokių klaustukų sukelia.
Oi, ne, sel. Daug ramus ir abejingas. Oi, ne. Ne, ramiai. Ne, čia ne ta tema, seniai. Nu, tai tu imi Realą. Tai Realo pergalę. Partizaną aš imu. Tu Partizaną imi. 85, 83. O kiek parašiai, pavyzdžiui, jų prieš Albą Realo šią savaitę? Pirmose. 90-75. Nu, tai čia identiškai. Tai tu galvoji, kad Realas pratęs savo pirmo rato tragediją ir Štarkė gaus nuo Želko Hebros. Aš galvoju, kad tas pasiims, po to gal atsipalaiduos biškai. O Partizanai labai reikia tų 2 pergalių namie. Žiūrint į jų situaciją, tai jam dega viskas. Tai, o Realui, manau, nėra taip aktualu. Tai visko gali būti. Bet ir nepamirškime, kad čia bus pratęsimas praeitų metų to viso ketvirtfinalio, kurie žaidė. Tai, aišku, nėra nemažai herojų iš to. Tai bus... Nėra, bet fanai viską prisimena. Jo. Aš imu Partizano pralaimėjimą čia, nes, Madrido Realas. Čia kaip, žinai, kaip aš draftuose turiu fantasy savo lygai, turiu Kampaco pasiėmęs aukščiausių šaukimų, žinai, mūsų ten Hebra lošia. Ir kad ir kaip Kampaco be viniotų šūdą paskutiniu metu, aš vis tiek visą laiką jį pastatau kapitonu. Nes tu tiesiog supranti, kad tikimybė teorija rodo, ilgoji distancijoje tau apsimoka jį turėti kapitonu visą sezoną. Tai taip ir su Realo prognozėm. Kad ir kaip dabar jie stringa, sakau, per 12 paskutinių turų antram rate pralaimėjo 5 kartus ir dar kelis kart buvo ant pralaimėjimo ribos. Bet tai vis tiek yra Madrido Realas. Tai Partizanas be lygiai turbūt bus ir šitose rungtynėse. Tai aš imu Madrido Realą 82-76. Ok. Dar vienas labai įdomus reikalas. Barcelona po rimtų rungtynių, rimtos išvykos į Stambulą, antradienį, tai yra trečiadienį Stambulę, penktadienį varo į kitą super karštą salę, varo į Oaką, Graikiją, ir lošia su Panathinaikos. Panathinaikosui šią savaitę išvyka į Serbiją ir grįžta namuose lošia su Barsa. Tai aš čia imu namų komandą. Tiesiog namų komanda, kuri priima labiau pavargusią, daugiau pakeliavusią, ką tik galimai gavusią nuo Fenerio Barsą. Aš imu Panathinaikos 88-80. Aš 84-80 Panathinaikos. Rami galva, nors čia bus labai šiaip įdomių akistatų, pavyzdžiui, 2 superiniai ir turbūt topiniai centrai šį sezoną, sakyčiau, pirmas ir antras, tai yra Matijas Lesor prieš Janą Veselį. Super akistata, man iš vis neįtikėtina, kad Janas Veselį, vienas didžiausių netikėtumų, kad Janas Veselį lošia vos ne karjeros sezoną, nors prie jo prisijungia ko neidentiškos faktūros centras Juančio Hernangomesas. Vilė Hernangomesas, atsiprašau. Juančio kitoj. Jo, bet matai, Veselis dar ginasi. Tas nelabai mėgsta gintis. Taip, ir paskutinis prieš Žalgirį, ką prognozuojam šią savaitę, Müncheno Bayernas, Tel Avivo Maccabi. Ką parašai? 80-76 Müncheno pergalę. Aš paėmiau Maccabio pergalę. O taip, 88-85. Ir lai taip būna. Nu ir ką, Žalgiris Baskonija. Pabaiga. Pradėk. Kauno Žalgiris šią savaitę pralaimės abi rungtynės. Mano tokia yra prognozija. Skaudu, bet tai bus. Baskonija vėl per 4 poziciją. Aišku, čia bus Kevarijaus daug minučių. Jisai turės lošti, čia kaip tu sakai, Ulė įsiviršų. Į 4 poziciją stumsis daugiau lošti Šmitas, Kevarijus, Biručio galbūt bus mažesnės minutės, bet vis tiek mes šnekam apie kur kas stipresnį priekinę liniją. Kocarai, Monekės ir Sedekerskiai. Ir šiaip Baskonija siautulinga, Cody Milleris, McIntyras, kad ir kaip aš taip nurašiau jo rekordą 20 asistų. Ir sakiau, kad jis tiesiog atidavinėjo geriem savo snaiperiam ir jie ten metė sudėtingus metimus ir jos pataikė, Marinkovičiai, Howardai. Bet šiaip tai objektyviai žiūrint, įspūdingai aikštelę mato tas vyrukas, Cody Milleris, McIntyras. Ir man patinka, kai Baskonija žaidžia. Aš juos imu čia, Žalgiris be Šmito, Žalgiris pralaimi 72-76. 85-78 Žalgiris laimi. Aš tau, matai, duodu.
nekeičiu rezultatų. Tai ir gerai. Kada Baskonija paskutinį kartą Kaune laimėjo? Baskonija Kaune, nežinau, senokai gal. Gal kažkurį vieną netyčia kartą ir laimėjo, bet... Neįtikinama nes ta komanda. Žalgiris 2 varžybos namie, aišku, jie nežaidžia. Dažniausiai antros, man atrodo, varžybos būna ganėtinai sudėtingos jiem po 2 savaitę. Taip, rotacija maža. Bet manau, Žalgiris parodys, dėl ko aš juos taip myliu. Labai gerai. Tai dabar prieš save matot abu, tiek mano, tiek Lino užpildytus lapus, kas kaip suloš, kokie rezultatai mūsų prognozuojami. 30 ir 31 turai, daug skaičių, galit pasilyginti su tuo, ką patys galvot. Galit net parašyti komentaruose, man visai smagu būna, kai jūs, aš aišku nesu skaitęs niekada, ką jūs ten rašot, bet dabar tu taip turiu šnekėti, kai jūs padėliojat minčių, kur mes nusipezam. O kitas dalykas, nepamirškit patys parašyti, kaip galvojat, kaip pasibaigs tiek Žalgirio rungtynės su Bolonijos Virtus antradienį, tiek Žalgirio ir Baskonijos rungtynės ketvirtadienį. Daug, labai daug krepšinio, 18 rungtynių, spėsit išprotėti. Nu ir pamastom. O šiaip dar, Linukai, šią savaitę Vilniaus Rytas lošė su Vilniaus Wolves. Ir žiauriai įdomi savaitė buvo abiem komandom. Praeitą savaitę jau kalbėjau apie jų rezultatus. Kaip tau vaizdelis šiaip šitas? Kas čia mūsų lauks? Šiaip, man atrodo, Ryto namų varžybos. Tai koks skirtumas, kieno namų varžybos bus vis tiek ten. Vis tiek Ryto fanai visi bus. Tai, nežinau, aš tai gal Ryto turiu šitą. Rytas ateina po tokio, dabar prasileido Neptūnui, ne? Jo, vakar. Jie, ne vakar, užvakar. Vakar. Ar kada jie čia? Vakar. Užvakar, kelinta šiandien. Antradienis. Ne, pirmadienis. Užvakar lošė? Šeštadienį? Šiandien pirmais. Nu tai taip, tai sakau, užvakar šeštadienį žaidė? Vakar Vilkai žaidė. Ok, supainė. Ja, vakar Vilkai antras. Vakar gerai atrodė, gera banga, viską užgaudė, bet... Nu, bus įdomu, manau, Rytas turi ką pasiūlyti Vilkam, tai pažiūrės. Bet smagu, kad derbis yra. Kad atsirado Vilniaus derbis. Ir tikrai čia toks derbis, tai bus kaip... Ganėtinai girdė, nežinau, blogesnių turbūt emocijų fanams sukelia nei su Žalgiriu. Jo, dabar matai, kaip esam nekartą sakę, Wolvesai nuėmė bet kokį heitą nuo Ryto iš esmės. Ir aš net nelabai žinau, ar yra daug Ryto tokių, kaip atsimenu praeitais metais per KMT, kur ten Rytą nušvilpinėjo Šiaulių arenoje, atrodo visa salė susivienijus, nekenčiamiausia komanda pasaulyje. Per šitą KMT, aišku, jie neišėjo į finalą, bet nebuvo tokios heito bangos, žinai. Wolvesai pasiėmė šitą. Bet, matai, Rytasgi dar neturi Normanto ir neturi Kaulo. Tai jeigu jie neloš, čia pakankamai svarbus reikalas. Ir toli ten nenuvažiuosi su tokia sudėtim, kaip tau Veličką turi mėtyti per rankas trajekus. Ką šiaip visai įdomiai daro. O, žinai, tai vadė sakėm, turėjo Žalgirį nugalėję. Nu. Atidavė. Nu, bet ten kitas dalykas, ten Žalgiris dėjęs kersą buvo, žinai. Kažkiek, bet, manau, Žalgiris dėjęs kersą, tai tas paskas, Vilkai žaidžiantis, ne? Galvoju. Man tik tai atrodo, žinai, sako, gal neįvertino Neptūno Rytas, arba tenai nesusikaupė, tai jūs niekur daugiau nebežaidžiat, jūs nieko daugiau nebeveikėt. Kur ten dar gali nesusikaupti? Tai kad jums nėra kur daugiau kaupti, čia yra viskas, kas jums reikia padaryti. Taip atrodo, bet kai kartais kaip tik, žinai, per daug tų treniruočių, per daug tą. Kitoks ritmas būna, kad kartais, aš nežinau, ką, gal nesitreniravo, gal persitreniravo, gal kažką. Bet, matai, Neptūnas ant bangos dabar. Jo, tai aš šiaip irgi žinau, kad tvirtai imu Ryto pergalę, nors aš atsimenu, kad mes labai tvirtai davėm Lietuvai nugalėti Estus. Ir šiaip mes daug ką gyvenime esam labai tvirtai davę. Ir tas pas mus šitoje laidoje ne visada buvo tiesa, ne? Tai dabar. Špydis? Tai kad mes už tą patį statome. Nu, aš į Vilkus paims. Tai tada iš Stolniko? Davai, iš Stolniko. Nu ką, linksmėvo, ne? Iš karto, kaip piniginiai klausimai pavyda į priekį. Pervėsk man tos pinigus galų gali, kiek tu laikysi tą? Sezoną galim. Jo? Ai, tai tu nori kažką išlošti iš manęs? Pala, dabar 100 pasiimsiu, tada
Šleigins. Bet tai klausykit, aš nesuprantu, ar tu nesinaudoji tą elektroninę bankininkystę, kad tu mane pervedė? Man patinka būti skolinga. Ai, tau patinka būti skolinga, ne? Patinka, tu prašai visada. Fruktas, aš neprašau, aš tik žiūrėjau, primenu, kad tau neskolintų niekas. Rašinėjau vakarai šitas žinutės. Parai. Negaliu. Nu gerai, gana. Šiaip visai smagi laida buvo, bet gero po truputį, pasimatom kitą savaitę ir pažiūrėsim, kiek mes čia pataikėm ir kiek ne. Prenumeruokit kanalą dar YouTube, kas nespėjot. Čiau.